Mačiau senas kalėjimo duris. Žinot, tokias duris, kur galbūt matom, nežinau, kažkokiose senose filmuose. Tokios surūdyjusios, užkaltos, dideli vyriai, didelė spina ir uždulkėjusios, tokios senai netidarytos. Ir aš kažkaip jaučiu, kad viešpats nori parodyti, kad tos duris esame mes, kažkurios galbūt tos vietos, kuriuose ne visada norime įsileisti. Aš kaip katalikas sakau, tos vietos, kai prieinam prie kunigo, žinot, išpažinties ir kalbam tyliai, kad jis negirdėtų. Galbūt Jėzus girdi, bet kad jisai negirdėtų, gink Dieve, nes mane atsimins. Bet aš jaučiu kažkaip, kad viešpats nori šiandien į tuos naujus dalykus, į dalykus, kuriuos kalbės, nori mus atvesti apsisprendusius. Ir žinot, kartais lengva turėti prisirinkti daug pranašysčių. Daug noriu, daug pranašysčių, susidedu jas ir kas toliau? Kiekviena pranašystė kainuoja. Man reikės eiti, man reikės daryti sprendimą, man reikės apsispręsti, man reikės įlipti į tą Jordano upę, sumirkti joje, išmirkti joje, tam, kad galėčiau pamatyti tą pažadėtąją žemę. Ir aš meldžiuosi už tos dalykus, kurie yra viešpatie kaip tos duris, kurios neatsidaro arba kurios aš nenoriu atidaryti. Jėzaus Kristaus vardu meldžiuosi, kad jos būtų šiandien atidarytos. Karalius ateina ir jokios duris, jokie melai mano gyvenime neturi galios likti uždarytos prieš mano karalių, prieš tą avinėlį, kuris visą nugalėjo ir nuplovė savo krauju. Ir kiek tai kainuoja, noriu trumpai pasidalinti kažkaip prieš porą mėnesių. Mūsų viena bendradarbė, aš atsidarau žinutę, jinai man rašo: Tomai, gal tu galėtum man patarti, kokius man nupirkti akmenėlius. Ir aš apgalvoju, aš tam žmonos klausiu, Ramunė, sakau, ką jinai turiu omeny, kokius akmenėlius. Čia rašau, sakau, kokius akmenėlius tu nori nusipirkti. Sako, kad mano dukra jaustųsi rami, kad galėtų naktį ramiai miegoti. Ir žinot, aš ją tikrai labai myliu kaip žmogų. Ir man buvo sunku pasakyti, nes aš kartais būnu labai kategoriškas, nes aš myliu Jėzų. Aš noriu, kad mes visi būtumėm to klausimu kategoriški, nes viešpats, niekas kitas mano gyvenime negali užimti Dievo vietos. Ne joks akmenėlis, materialus ar nematerialus dalykas, joks mokytojas, joks kažkoks tai ten būrėjas ar dar kažkas tai jų vietos. Dievui skirta vieta mano širdyje yra tas centrinė vieta. Todėl kviečiu jūs, kai šlovinsim, kai melsitės, kai klausysitės pranašysčių, jeigu jūsų širdyje yra dalykų, kurių jums reikia atsisakyti, išmesti lauką, apie tai, ką Aidas sakė. Jeigu yra priklausomybė, ir aš kalbu apie priklausomybės, kuriuose gyvenate, apie tas priklausomybės, kurių negalite nusikratyti, pykčio pavyzdžiui, arba priklausomybės, sakykime, žaisti žaidimus, klausytis kažko tai ten kalbančio, žiūrėti pornografinius filmus, išmeskite tai Jėzaus Kristaus vardu. Sakykit, viešpatie, atiduodu tau tai, noriu eiti naujus dalykus, atsisakęs tų dalykų, kurie man yra kaip kalėjimo duris. Jėzaus Kristaus vardu atveriu jumise tas duris, kad tegul niekas netrukdo karaliui užeiti ir užimti tą vietą, kur yra skirta tik tai mano viešpačiui. Jėzus Kristus yra tavo ir mano viešpats. Niekas kitas pasaulyje neturi galios ir autoriteto būti toje vietoje. Tik aš turiu galimybę perduoti tą autoritetą kažkam kitam, mažesniems dalykams, akmenėliams, žmonėms, mokytojams. Jis yra mokytojas. Jisai, niekas kitas. Jis yra mano gelbėtojas, niekas kitas. Jis yra tas, kuris atėjo už mane, numirė už mane, užlipo ant kryžiaus, išliejo savo kraują. Prisikėlė 3 dieną tam, kad tu ir aš būtumėm laisvi. Tam, kad negyventumėm gyvenimo su kažkokiais akmenėliais arba žmonėmis, kurie užima vietą mano širdyje. Meldžiu jūsų, išmeskite tos dalykus, tam, kad galėtų viešpats kalbėti jūsų gyvenimo naujus dalykus. Pilkus pelenus grožiu, bėdą paverti šlovę. Stay